Norint sumažinti kuro sąnaudas, svarbu matyti ir analizuoti duomenis. Jeigu kelsime tikslą tiesiog sumažinti kuro sąnaudas, pavyzdžiui, 3-5 procentais, nežinodami, kas jas lemia, tai tikslą vargu ar pavyks pasiekti. Su Transport Pro aplikacija galite stebėti ir analizuoti kuro suvartojimo tendencijas ir sezoniškumą. Šiuo atveju pas mus, matote, yra duomenys už 3 pastarosius metus, yra nuvažiuoti kilometrai, vidutinės kuro sąnaudos 100 km, sunaudotas kuras, vilkikų skaičius ir vairuotojų skaičius. Dabar analizuojant šios duomenys matome, kad metų pradžioje žiemą kuro sąnaudos pakyla, pavasarį, vasarą jos normalizuojasi ir išlieka gan stabilios, o po to rudeniop žiemą vėl pakyla. Taigi dabar pasirinkime vieną automobilio tipą, tipas, sakykime, 17, pas mus čia yra sunkvežimiai, ir matome, kad 23 metų būtent pabaigoje kuro sąnaudos yra didesnės už 22 metų. Taigi toliau galėsime pasižiūrėti ir paieškoti, kas tai gali lemti. Su Transport Pro aplikacija galima palyginti skirtingų gamintojų, modelių ar transporto tipų kuro suvartojimą. Matome dabar, galime pasirinkti būtent tuos 3 mėnesius, kuriuos analizuojame, kuro sąnaudas, pasižiūrime nuvažiuotus kilometrus. Matome, kad didžiausia įtaka yra Manufacturer 2 gamintojas 2, kur yra beveik 500 000 kilometrų, tai analizuosime jį. Pasirenkame šį gamintoją, toliau galime pasiskaidyti pagal tipus ir modelius. Matome skirtingi modeliai ir tuomet yra skirtingi gamybos metai. Labai aiškiai matome, kad 2016 ir 2017 metų gamybos metų vilkikai turi gerokai didesnės sąnaudas, dar galime pažiūrėti ir per nuvažiuotus kilometrus, tai 23 metų gamybos vilkikas dar turi mažesnę įtaką, nes kadangi yra naujas, tik tai 4000 km nuvažiuotų, bet kiti turi gan didelį įtaką ir labai aiškiai matome, kad 2016 metų, 2017 metų šie modeliai yra tikrai neekonomiški. Galime tuomet tiesiai nusileisti iki konkrečių jau valstybinių numerių ir matyti, kas tai per automobiliai. Taigi tikrai būtų siūlymas juos paanalizuoti, pasižiūrėti, gal jie nėra techniškai tvarkingi ar kažkokios kitos problemos, arba apskritai, jeigu yra galimybė atsisakyti ir pakeisti kitais naujesniais, efektyvesniais modeliais.